Esu Antanas Mickevičius, pilvo chirurgas, profesorius, besidomintis gastroezofaginio refliukso ligos gydymu, tame tarpe ir chirurginiu gydymu. Gastroezofaginis refliuksas yra viena dažniausių problemų, su kuriuom susiduria šiuolaikinis žmogus. Jo gydymas pradedamas nuo paprastų priemonių, tai yra mitybos korekcijos, režimo korekcijos, vėliau, jei šios priemonės nepadeda, pridedamas medikamentinis gydymas, kuris daugumai pacientų yra sėkmingas, tačiau turėtų būti tęstinis. Jei dėl vienų ar kitų priežasčių medikamentinis gydymas nėra pilnai efektyvus arba pacientas dėl pašalinių medikamentinio gydymo efektų turi problemų susijusių savo sveikata, gali būti taikomas chirurginis gydymas. Chirurginis gydymas yra minimaliai invazyvus, atliekamas laparoskopinė technika, gulėjimas ligoninėje yra 1-2 dienos, operacijos efektas tai yra refliukso simptomų išnykimas tikėtinas jau pirmosiomis pooperacinėmis dienomis, tačiau galutinis rezultatas gali ateiti ir po 1-2 mėnesių. Apie 80–90% pacientų nejaučia refliukso simptomų net ir valgydami pilnavertį rūgštingumą keliantį maistą. Operacijos efektas yra ilgalaikis, įgalinantis nenaudoti protonų siurblių